Aš daugiau nebegaliu. Man to tiesiog per daug. Kitą dieną, palaikomas kitų, galiu keliauti toliau. Atrodo, kad šitiek perėjęs galėčiau gyvenime padaryti bet ką. 1, 2, 3, Bet pradžioje jaučiausi visai kitaip. Neradau savo vietos nei mokykloje, nei namuose. Nieko nenorėjau. Man viskas buvo neįdomu. Norėjau kažko daugiau. Prisimenu, kai pirmą kartą atvažiavau į stovyklą, galvojau, kad čia absoliuti nesąmonė. Tiesą pasakius, norėjau kuo greičiau dingti iš čia. Ir tada prasidėjo. Aš pamačiau, kokį gyvenimą galėčiau gyventi. Man labai greitai parodė, kad sėkmė turi savo kainą ir kad ji neateis taip lengvai, kaip norėčiau. 3, 2, 1, važiuoja. Tada pradėjau sportuoti, skaityti, keltis anksti ryte. Pajutau, kad galiu įveikti bet ką. Ir kai jau atrodė, kad aš Olimpo viršūnėje, kritau. Kaltinau save, kad nedarau to, ką turėčiau daryti. Man buvo sunku. Aš nebemėgau savęs už silpnumą. Tačiau ištvėriau viską, nes jaučiau nuolatinį palaikymą. Bendrystės jausmas mane palaikė. Bendrystė padėjo kartu įveikti visus iššūkius. Tikriausiai tai ir galiu išsinešti, kad didžiausiuose sunkumuose esu ne vienas. Ir aš galvojau, neįmanoma, kad 20 visiškai atsitiktinų paauglių taptų draugais, su kuriais galima būti visiškai atvirais, pasitikėti vieni kitais. Išsineš norą sukurt tokį ryšį su žmonėm, kokį sukūriau per šios metus su jumis.